Žodžiu, atsitikra toks čiūdas. Aš galvoju, kad mums reiks visus raiginų kelti, kad uždėtų grandinį. Šitoje vaikštelėje 400 tonų kviečių kažkur telp. Užsikišė, susidaro kažkoks kartas oro vakuums. Susispauda iš kur nori, paspaud start ir įsijung tą sistemą. Šiaip žiauriai geras sistema tikrai. Ir buvau, kad važiuoji ir nugriūn tiesiog kamins. Tai matas, kad biškiai pageltonavi ten, palei tų šonų, ten matas persėjusias. Kas važinėja ir puošia gatves. BMW. Sveiki visi, mano mėliai burundukai. Aš labai noriu miego. Ir šiandien video nebus, nes aš labai noriu miego. Davai. Va kokie pasikeitimai įvyko. Persistatyms technikos. Buvo net užkurs kombines. O spėkit kas čia. Čia yra miežiai. Ir jie yra valomi ir džiovinami. Tai dabar čia yra elevatorius mat po apačiu. Čia suvež miežiais. Tas elevatorius paėm, pro valomą jau ein ir džiovyklų. Jie dabar aušinas, va, pridėt, rankyti, šiltus dar. Oi, lydys, žiūrėk, lydys koksai. Oi, tu lydys koksai. Matot, žiauri didelis. Apgavo iš tikrųjų. Nėra čia ta lydžiai. Jau, chebra, pradėjom leisti miežius į bokšto iš džiovyklos. Ir turėt matytis jums, kaip tai miežiai keliauja. Iš šito va pirmąjį bokštą dabar bir. Tai va girdžias, tas birėjimo garselis toksai. Tai va džiovyklos pačiam viršui. Čia mata triūb yra. Va čia matas, kad tai miežiai bėg. Nuein į apačių ir tad vėl į viršų kyl. Ir tadom šit linija eina į bokštą. Tai va dabar chebra, darbas iš tipo D1 yra šita dobė, kuriuo aš jums rodžiau angarą. Va čia yra darbas į DZ džiovykla, o čia yra džiovykla. Ir va čia susispauda iš kur nori, paspaud start ir įsijung tą sistemą. Šiaip žiauriai geras sistema tikrai. O jeigu nori, va, tarkim, iš džiovyklos į bokštų, tai va, iš DZ į B1, kaip pavyzdys. Ir dabar matas, kad po biškį te grūda bėgo, lėtai aišku. O dabar, ko mums reikia padaryti, nusijimt šitų kaminų. Tai vien žodžiu, nusisukėm jau šit. Daviklį reikia dabar atkabinti, nes negalėjai ištraukti to, nes daviklis temperatūros yra. Čia prieš tai nusisukiau šitų, čia toks yra, ir čia toks skylė. Čia karoči lygiai ir šitų traktorių. Kelintų kartų čia mačiau vyrit ir jis vien žodžiu jud. Jis toks klebantis yra ir buvau, kad važiuoji ir nugriūn tiesiog kamins ant lauką. Ir šitas traktorius šiaip toks lėkiantis yra, lėksiu per duobs, per laukų lėks, daug neligumų, daug ratas. Ir čia jau trečių kartų gal. Nesimato vapšė, ar šiandien iš vidos įsitraukia. Tas daviklis, jūs man pasakykite. Žiauriai nesimato. Ne. O, teisingai, čia ir yra fiškė. Būtų neblogai prasipūsti su kompresoriu, nes ant labai purvin. Kas važinėja ir puošia gatves? BMW. Kas kietas ir vilioja mergas? BMW. Užsidėjo. Kažkur smėgins net ten padėt. Vien žodžiu nereikėkit šitą daviklę nuimti. Tų dangtelį galinį prieš tai nuėmė. Nieks nebelaika tą laidą. Smėgenis buvo biški išėjai pasivaikščioti. Nugryps, nu nafik. Bet realiai nusuktas tas kamins yra viskas, tiesiog nukelt bereikia ir tiek. Atvažiavo furkį, miežių išvežti. Jau dabar pasisvėrėm, parkuosimės čia po šit straublį dabar. 100 tonų miežių mes dabar beturim, ger kainą palyginus, gavom parduoti ir į Klaipėdą vešinai.
kokį 4 minučių mano bėgs. Sukrautų gal per koks 20 pakrauti panašiai. Tai vien žodžiu, man dabar iš B1 bokštą, B1 čia yra, darbs vyksti autotransportu. Va į čia, tipo į transportu. Ir dabar taip, gaunas, kad šit nori, tipo paėm grūdus, tie grūdai keliauj, bam, jie pakliūn čia, tada ein čia. Ir mums gali atrodyti, kad tie grūdai iš karto į fūrų bėg. Nu, bet tipo taip nėra. Vienoj linijoje yra 3 keli. Vienas step, tad vienas atgal ir vienas vėl į priekį. Nu, tipo gaunas va tokia S raidė. Miežė keliauja iki pačią galą. Tad bam, jie apsisuk, patenki kitų kelių, vėl ein. Tad bam, vėl apsisuk. Grįžt vėl atgal ir tai tik tas į fūrų pakliūn. Kad S raidė gaunas tai jo. Tik nežinau, ar parodžio teisingų vietų, kur jie apsisuk. Jeigu neteisingų parodžio, parašykit, chebra, mes mokomės, mes gyvenam ir mokomės iš klaidų. Pataisykit. Kiam. Iš paskos dar vien fūr, chebra. Ir dar vien, chebra, fūr. Kiek čia tų fūrų bus? Aš bijau, žinokit, kad bokštan gali pritrūkti grūdą mum. Reiks eiti su rankom priekabų prikasti, su šiūpeliais. Nebuvo tų fūrų. Dabar bam, vienu po kitos, bam. Bokštą vid. Sukas va maišytuvai čionais. Bet čia kokios 2-3 fūros yra. Bet nu mes dar turim daugiau miežių, dar visų nepabaigėm išdžiovinti. Vodė, aš bokšte. Va jau tiek grūdą paliek, darniausias momenčiai yra didžiausia tikimybė atsiranda užkišti noriais. Dėl to nes pradė daugiau sklendžio atidarinėti, ten daugiau yra sklendžio. Pradžiai su vien tik tas varą, nes didelis jam spaudims būn iš viršos iki daug grūdų. O tad jeigu nebebūn tas spaudimą pradė lėtai bėgti. Tai reikia atidaryti kitą sklendžią, nu ir tada atidara per daug, žinai, prastai atreguliuoji ir gaunas ne kažką. Buvo fūr beveik piln jau. Vaizdelis neblogs, nečinais. Aukštai visai iš tikrųjų. Tai matas, kad biški pageltonavi ten, palei tų šonų, ten matas persėjusias, čia biški persėjusias. Nu, bet ku padary, žinai, jau kas padaryta, tas padaryta. Reikia atsargiai čia ant tą bokštą, per griuvis. Bet turbūt dėl to, kad su kroksas užlipo. Vienoj rankoj telefonų maigio. Ir čia paslyda koj, buvo šlapira su kroksas, paslyda. Bet taip ant subinės kaip dėjo čionais. Bet išsilaikė, tik biškai rankų persipjovė tenais. Kad ten pats būčiau nugriuvis nuo to bokšto, nieko tokio, žinai. Svarb telefonas nesudūžo, nes svarbiausias dalyks realiai vis tiek. Įjungiam šluotų dabar. Tai dabar gaunas, kad aš šluot po biškį važiuoju va. Ir surinkinėjai tos grūdus ir iš kartą neš ten į elevatorių, žinai. Atsitikra toks čiūdas. Prieš tai buvo labai nebedaug grūdų lygį ir čia yra va ta šluot vadinam. Ir kai nebedaug liek, nu jie tiesiog nebesubėg nuo tų kraštų, tai pradeda trūks grūdą ir tadom paleitų šluotų ir jinai va taip pradsukas, žinai, bet jos negalim užkrauti. O mes jau va užkrovėm šiek tiek ir nebeįsijungs, saugiklis šių jų. Ai va, grandinė. Žodžiu, tik kas atsitika su grandinė, tai narelis sutrūko ir mes neturėjom sujungimą tokios grandinės. Ir tiesiog paėmėm kitą grandinį, nes daug tvirčiau yra normalų sujungimų uždėti, žinai, negu priknėti tiesiog tų narelį. Su rankom paėmėm ir ištraukti. Ne. Šita grandinė yra, kur sakė? Šitas sujungimas, šita vien žvaigždutė nuo varikliuką, o šita, kuri jau suk, skaitas, jau suk pačio sraigį. Sveiki, aš esu iš bokšto. Pirmės, kad chatų bokštam įsirinkti. Prikols. Aš galvoju, kad mums reiks visus raigį nukelti, kad uždėtų grandinį, bet Jūris, kadangi turi belekiek patirties, sako, pirm bandam tiesiog prakištų grandinį, o tipo paskutiniai vietai, jeigu nepavyks, tada nukelsim, nes būt reikėjo visų tų raigį nukasti ir vien žodžiu pavyko, nes Jūris yra, kaip sako, žvėrys. O po grandinės uždėjimą tiesiog viskus surinkinėjom atgal, čia pakėlėm biškį, kad tilptų tą plokštelę. Čia pasikreipė. Visus mechanizmus. Iki išimčių susuksim ir bus tiesiai. Ne, nebus. Led Makarkų ir pamečiau grūduos.
Radau. Tada įsiveržėm visus varštelis, kurie ten turi būti. Tai įtempiam grandinį. Gerai. Dasiveržėm po tą, nes po įtempimą reikia dar dasiveržti visko. Uždarėm dangtį ir paleidom šluotų toliau dirbti, kaip ir priklauso jai. Šluot jau veik, tai va dabar jinai, kaip ir sakiau, negaun iš galo apkrovos ir dabar sukas vis gerai, nes grūdai tik tas bėgia iš priekį, žinai. Šiandien dar turėtume pabaigti miežius išvežti. Ir tada mes kvieturgių eilę. Tiek ir beturim, daugiau nieko nebeturim. 100 tonų kvieturgių kažkur. Nu ir da ten priekabų kviečių smulkesnių turim, kurie atsivalė. Tai ten jau pašarek, žinai. Kuiši? Здорово, Хебра! Ir sveiki atvykę į kalėdinę loteriją, su jumis čia Maiklas Maklaudas. Ne, aš negaliu būti savim apsirengęs šitų šūdų. Karoči. Gerai, prikolas. Tai šiemet konkursą mes turim 3 dovans, Hebra, 3 dovans. Turim va tokį mūsų partnerių Geoface'ą šaltkrepšį. Tai turbūt visi esat girdėję apie Geoface'ų, tai vien žodžiu, jie turi ūkio valdymo programų. Ten gali visas lauk susivesti, visas išlaidas rašytis ir bla bla bla. Žiauri daug funkcijų, aš pats naudoju, žiauri patog. Tai va, čia vien žodžiu ir toks žiauri fains šaltkrepšis su jų logo činai. Ir čia ne tik šaltkrepšis, tarp kitką. Tuoj parodys, palauk, ne vis iš karto. Viduj yra kepurytė, va toks fains podėlis. Su 4 tušinukais ir dar pala. Įsivaizduokit, išlipo iš traktoriuką ten, nusibodo tam traktorį sėdėti, nori laukan pasėdėti. Bam, pasidėt šitą ant žemės, atsisėdi ir tam čelė, va toks kojyčių išmetis. O dabar atitikra tik tie akinukai. Sėjimus kliauda ten, pasėjimus kažką su laipsniais. Ne, šiaip stovim šiaip žiauri fainis dalyks ten. Ar rūkį, ar ten varyti kažkur, nežinau, į kažkokį festivalį ar kažkur. Jisai susilanksta, jisai žiauri kompaktiškas yra. Išsijėm šit. Aš jums taip ir atsiųsiu jį, kas jau laimės. Jau va, toksai va, opa. Hebra, antras prizas įmir nuo manęs, va toksai raktų rinkinuks. 5-6 dalių rinkinuks, terkšla, atsuktuvs, galvutės, prailgintuvai, irgi galvutės visokios skirtingos. Čia kiekvienam ūkiui žiauri patogs, ar namuos žiauri gerai tokį turėti. Hebra, kas laimėsit, mano tikrai džiaugsitės ir naudosit visur. Ir dar hebryt nuo manęs vien tokia asmeniškesnė dovanti knygų. Čia yra pat geriausia knygų, kuriuo aš esu perskaitęs, į man labiausiai patika, aš daug iš jos pasiėmiau, tikrai gyvenimėlis, tokiam kitom spalvom pasišvietė. Kas yra viduj, tikrai yra daug vertės. Tai va, kad ir jeigu tu neskaitai knygų ir laimės šitų prizų, čia bus ta knyga, po kurios tu pradės skaityti, žinai. Tai va, čia yra šios akimirkos jėga. Vien žodžiu, autors Eckhart Tolle, tai realiai šis autors pagrindan rašo apie sąmoningumų knygas. Pagrindinės mes šitos yra knygos gyventi čia akimirk. Mum aplamai visiems labai trūks gyventi čia akimirk, nes mes ten vis overfinkinam ir taip toliau. Čia ir naujų knygų, nepribraukit, nupirko asmeniškai kažkam iš jūsų. Tai va, hebryti, tokie tie 3 prizai ir jūs dabar turbūt galvojate, tai kokios tos sąlygos šitos loterijos kažkokios. Pagrindinis dalykas, kurią aš jūsų paprašys, pasidalinti geriausiai jūsų žinom patarlį komentaros. Gal jūs tų patarlį išmokat iš tėvų, iš savo senelių. Nu tiesiog, žinot, būna tokios patarlės, kurios eina iš kartos į kartą. Neklauskit ChatGPT, nu sugalvokit patys. Ir aš nusprendžiau, kad sąžiningiausia būtų, kad jūs parašy patarlį, parašytumėt, kurią prizą norit, tipo. Ir kiek aš išrinks 3 laimėtojus, aš nusprendžiau, kad irgi sąžiningiausia būtų, jeigu aš išrinkčiau vienu laimėtoju, nu realiai išrinks tų patarlių, kuri man labiausiai patika nuo širdžio, čia jokios apgaulės, tikrai nebus, kad aš kažkokį draugeliką ar kažkų išrinks ir tas žmogus laimės tų prizų, kurį jis pasirinka. O antru ir trečiu vietu, hebra, išrinksit jūs. Tos patarlės, kurios sulauks daugiausiai
reakcijų, nu, taip patiktukų, ar ten komentarų, nu, žodžiu, daugiausia kažkokia tai sujudimą, tos laimės prizas. Ir žodžiu, konkursą pabaig, hebra, 22 dienų. Ir tad, hebra, 26 valandų vakar išeis videaks, kur aš paskelbsiu nugalėtais. Tai va, hebrai, tokios sąlygos. Tokios žinios dabar. Trūkum smiežių. Dabar atsitentuos šitų priekabų. Tiksliau, mes atsitentuosim vis. Ir varysim pasimt miežių iš dėdės. Vien priekabyti, kad pabaigtume sutartį. Super purvina ta priekaba kažkokia. Čia prisiliesiu, paliksiu. Murzinas, šūdinas. Nu, bet ir taip jau. Šūdins ir murzint. Tai koks skirtums, koks skirtums. Jeigu būtų Belarus 400 arklių, nuperk, nes, nu, Dream Tractor. Nuku. Pjausim varnų, bus taukų, lėksim su šit traktoriu. Kas yra? Kurtis biški nenori, kas yra, džandirs? Saliarkos ant galiaka, bet labai netoli važiuoti. Neapsimok pilti. Aišku, va, engine alarms, greičių dėžės alarms, kažkoks skits alarms, karoči variklė alarms, dar viens variklė alarms. Tai va, hebrit, pasiėm, kipyps tas alarms, paspaud, palaikatsa biški. Vsio! Tvarkings traktorius, ledinis, nieks nebepips. O, kaip gerų traktoriuką, oi. Nu kaip faca, va čia tai vasara. Summer vibes on. Ir kiek atsimint, šitam traktoriui dabar sumaišytus yra stabdžiai. Atvirkščiai jam jungęs, man atrodo. Taip ir yra, atvirkščiai buvo, čia atvirkščiai sumaišyt kažkaip yra. Dabar stabdžiai užsitraukė, nes balions vašyts, kur čia yra, tušis ora buvo. Taip vas pakainė goldam, tu spidakėlį rankytę padėt su John Deere va. Opa, dėdės rapsuši, visai gražus. Aišku, ne vagelėm, jeigu sėjai va su vaderštatį, tai padrika dažniausiai ir pasisėjai, nes nesigaunas. Pas mum tas pats. Koks tai skirtums realiai, kaip tas pasėlis, ar vagelėm pasėts, ar kaip, jeigu gerai užaugo, koks skirtums. Vien žodžiu, hebryt atvažiavo čia. Šie plans buvo stumtis mum atbulai va čionais į vidų priekabų. Bet karoči netilpu, prisistūmiau iki pat galo ir peraukšt priekabą. Nebūtų va šitą trikampę, kur brezentui, tad tilpčiau. Dabar susraigi į kaušų ir tad sukrautų, karoči, priekabą. Čia vendžio seniau, kai nebūdavo krautuvą, tik kraudavo su traktoriu fūrus. Tai pasidarė va tokį nuvažiavimų tipą. Čia mat pakilims toksai ir su traktoriu tad pasiekdavo fūros viršų. Tai baisiai patog pakrauti tipą, bet dabar kai jau yra krautuvųsi, žiauriai gerą matą, žinai. Tai šitoj vaikštelėj 400 tonų kviečių kažkur telp. Susistumda, iki pat stogą sukel, sakė. Tai būčiau po šitom 2 sraigiam, žinai, pasistatys ir būtume priekabų prileidį. Pečių kur tos angos yra viršuiva, ten yra išvedžiot noriai. Ir jinai iš džiovyklos ein ir kai tu išdžiovink grūdų, va gali susipilti čia. Ir va yra sudėtos sraigės ir tos sraigės iki pat dugna yra įleistas. Arba gali leist va tiesiai į aikštelį ir tad pasisėm su kaušu. Dėdė čia gerai padarys, gerai čia sugalvojus. Fansaš. Kabin pas jį stovint ant pagalvių tipą. Ir gaunas, kad amortizuoja, kai važiuoja ir ne taip kratas. O pavyzdžiui, pas mum dėci nėra jokios amortizacijos, tik kaip duobė, taip ir važiuoja toks. Įlip toksai, į tų krautuvėlį, aukštai sėdi, va. Čia va, žiūrėkit, čia mano galvos ūgį, realiai visko matot, mano akių lygį. Visas dešinys kražiauri gerai matas. 4 tonus tai sveri. Strėlė 7,5 metrą, kaušus, čia 2 tonus kažkaip kviečių telpa. Vsio, hebrundė, grįžam dirbtuvės,
Kiek čia miežių prikūlėm, žiūrėsim dabar. 25 tonos, 500, timki man 8 kg, 25 tonos, 400 kem. Atbulinavą kalsim, seną, gerą, atbulinavą hebra. Žiūram, kaip čia pasistatyti. Geriau tų priekabų. Visai neblogai. Dabar stumsiu. Ai, čia tik su basli. Kitaip neatsidaro šits. Kažer pavyks, reiksai atsinešti normalų. Baisė ranks numuš. Ai, normaliai. Rims. Atsirakinam. Reiksai dar įsiškuoti. Всё, hebryt mežiukai jau varomus yra į vidų. Susivarysim šiandien greituoju būdu. Nu, ko jūs dėniai, įsidžiovinam miežius jau, tas kur atvežio. Drėgnuose nebuvo, ten 14-8 gal, bet tipa buvo biški vabalų. O ir kūtės su valomoj neišvalys, tai vat pakaitinam. Dabar turėtų būti ledas. Nu, hebryt, jūs nepatikėsit, bet saulutė valant, todėl nes šiųnakt bus -5, tai iškart gražiau laukan palika. Ir atvažiavo paimti paskutinės miežių fūros. Tai leisim dabar iš džiovyklos, nes mat turėjom susivarę į džiovyklų. Tai džiovyklą dabar turim 12 tonų ir tada dar bokštą, nežinau kiek tiksliai, bet tik koks 12 bus, nu manau, kad priekabų surinksim. Užsikišė, susidaro kažkoks kartas oro vakums ir nebeprantė miežio, va čia užtrenkti ir va čia pačioj pribyr. Tai dabar kaip ir gerai, va bėg. Ai, gal sklendį pamiršom atidaryti, neaišku. Greičiausiai ir buvo, sklendį pamiršom. Šitą rankenį yra, atidarava. Nieka, biškių grūdėlę pribirėja. Nu, bet tai nieko baisus, nedaug pribirėtų miežių. Šokt man čia hebra į vidų biškį ant galvytės vienos. Nu kų, tiek grūda velyka. Eik, tu išjungė šviesą. O dabar hebryt mes varom kraut kvieturgių iš kišenės. Kas paskutinis? Tas supūvis kiaušinis. O mielas daktarė, padėk. Aha. Aš jums tuoj parodys, kaip koks šis smags krovims bus. Va, krausim iš čia hebra. Jau kas reik, tas reik, žinai. O mielas daktarė, padėk man neišverst sienos kokios blemba. Šudinovs krovims, koks šį ir Šudinovs krovims iš tikrųjų. O mielas daktarė, padėk. Aha, man sienos neišverst. Aha. Na, per kokį 40 minučių, manau, kad pavyks pakrauti. Va, siauroks įvažiavims. Nu tikrai siauras. Bent jau būtų po 15 cėmų iš šono, bet ledas tada. Dabar dešinę kraštą šitą dėcę nesimato. Kaip duris namuose, va, į tualetą maždaug, va tokia pločia. Užtruko 30 minučių krauti. Šiaip normaliai. Užsitentavo, reiškia užteka. Tai ko, hebryt, всё, videoką pabaig. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad pasubscribinat, palaikinat. Ir susitiksim jau kitam videokan, o kitam videokan rinksim 3 nugalėtais. Tai va, čia gali pamatyti mano 2 paskutinius videoks, čia mane gali pasubscribinti ir atėjo.